nuo 2001 metų iki 2006 metų merginos tiesiog dingdavo viena paskui kitą iš to Albukerkio ir nieks nebuvo daroma. Ir nepaisant to, kad šitų merginų artimieji, jie kreipdavosi į policiją ir sakydavo, kad tarkim mano dukra, mano mama, pusseserė, teta ar panašiai pradingo, kad aš neturiu kontakto su ja, tarkim, jau 2 mėnesius, kad kažkas jai nutiko, kad tai nebūdinga, kad jinai visada sugrįžta į namus. Ir teigiama, tą vasario 2 dieną, tais 2009 metais, aš padariau lygiai tuos pačius dalykus, paleidau savo šunį ir tuomet šuo atbėgo su kaulu savo burnoj. Ir tas kaulas, jis nėra mažytis kaulas, iš nuotraukų matysit. Nusinčiau tą kaulo nuotrauką savo sesį, nes jo sesė dirbo būtent ligoniniai ir sako, aš laukiau atsakymų. Ir pasirodo, kad jo sesė atrašė ją, jog taip, tai yra būtent žmogaus kaulas ir kad tau reikia kreiptis į policiją, nes kokio velnio šito dykumo yra žmogaus kaulas.